sekančiam puslapyje 196 mes jau turime mados naujienas ir čia pamatysim pirmiausia apyrankės. Apyrankės ypatingai blizgučius mėgstančioms, štai taip atrodančias apyrankės. Jinai vadinasi Hope Sparkle ir pagaminta iš plieno, stiklo ir plastiko ir yra trijų spalvų sidabro ir jinai atrodo va taip, matot, tokia, kaip įvairaus dydžio rankai tinkama, jinai išsiplečia ir užsideda ir vėl susitraukia ir atrodo va taip, ypatingai šventiškai. Ypatingai tikrai pasipuošti toms gražiausiams metų šventėms. Tai sidabrinę turim, sidabro spalvos tiksliau, aukso spalvos arba tokia geltona, jau labai geltona aukso, na ir tokia rožinė aukso spalvos, nežinau ar čia rožinė, kažkas tokio, po 7,99, labai fainos tokios, šarkoms tokiams, kurias mėgsta blizgėti, tai man čia. Toliau sekančiam puslapyje yra kaklo papuošalas Holly, 11,99, pagaminta iš metalo, plastiko ir cinko ir atrodo jis štai šitaip. Tai yra tokie dirbtiniai perliukai ir metalinės žvaigždutės ant tokios pakankamai stambios grandinės. Kaip matot, jinai sudaryta iš 2 dalių, dviguba. Čia biškai viena žvaigždutė užsisukus, bet nieko. Tokia irgi labai puošnus tas pakabukas, toksai šventiškas, kalėdiškas ir taip 11,99 ir auskarai Holly Star už 7,99. Tai atrodo šitaip, tokios žvaigždės didžiulės ir čia matot yra iš priekinės pusės blizgučiai ir jie įsiveria į ausį būtent šitaip. Šitaip ir iš šono matosi žvaigždė, o iš priekio matosi taip tiesiai. Tokie pakankamai ekstravagantiški auskarai, ar ne? Bet būtent šioms šventėms ir tinkami, kodėlgi nesipuošti, jeigu kada daugiau pasipuoši, jeigu ne per Kalėdas ir Naujus metus, ar ne? Toliau, kitam puslapyje yra papuošalų rinkiniai. Papuošalų rinkinys Mija, kurį sudaro kaklo papuošalas ir auskarai. Ir atrodo jisai štai šitaip šis papuošalų rinkinys. Jis sudarytas iš dviejų grandinėlių. Viena yra iš perliukų, o kita yra tokia kaip auksinė ir su pakabuku apačioje. Dar kad parodau iš arti, va toks pakabukas. Ir tie perliukai ir auskarai atitinka pakabuką. Labai, sakyčiau, toks gražus rinkinys. Čia kitoj pusėje, matot, yra ta grandinėlė, visa matosi, kaip atrodo. Ir tie perlinė ta dalis su perlais, matot, eina ne iki galo, o tik tai pačioje viršui irgi yra auksinis tas toksai pakabukas, aukso spalvos. Tokie truputėlį moderni klasika, aš pavadinčiau taip. Turi tokio klasikos, bet ir kažkokio tai cinkelio. 12,99. Toliau kitas papuošalų rinkinys Mija. Dabar galvoju, kurioj dėžutėje jis yra. Tuoj. Štai čia tikriausiai. Taip. Tai yra 3 apyrankių ir 3 žiedų rinkinys. Ir atrodo štai taip apyrankės. Parodau. Stambaus pinimo tokia, tada smulki auksinė ir kita va štai tokia su pakabuku tokiu įdomu. Kas ten ant to pakabuko, net nelabai matosi. Kupidonas, man atrodo. Taip, ir 3 žiedai. Ką apie žiedus noriu pasakyti? Man nepatinka tai, kad jie yra tokių dydžių, kaip nereguliuojamų dydžių ir visi 3 skirtingi. 6, 8 ir 10. Tai reiškia, kad jeigu jūs nešiojat 6, tai jums netiks 8 ir 10. Jeigu jūs nešiojat 8, tai netiks 6 ir 10. Tai, nelabai matau aš tame logikos, suprantat? Nes man, pavyzdžiui, tie 2 yra gerokai per dideli ant visų pirštų ir tinka tik 6.
Tai, nu, va čia toks minusėlis. Truputėlį tiem, kas turi, nu, čia negražiai pasakysiu, storesnius pirštus, nu, bet truputėlį tas rankas stambesnės, tai galima paderinti, nes galima mažiuką dėtis ant šito piršto, tada ten kokį 8, tarkim, ant šito, o 10 ant šito. Tai tada taip, bet, nu, vat mano atveju tai nelabai su tais dydžiais prašauta pro šalį. Kaina 11,99. Toliau sekančiam puslapį turime dar vieną rinkinį papuošalų, tai yra 3 auskarų rinkinys. Taip, štai čia jis yra, va taip pat tokioj dėžutėj, atsidaro. Ir čia irgi tokie jau šventiški auskarai, va grinai pasipuošimui. Va. 3 poros kabančių auskariukų. Taip, pagaminta iš plastiko, žalvario, cinko, stiklo, metalo, nerūdijančio plieno ir aliuminio. 7,99. Man va šitie labai patinka. Ta žalia ir perlai man labai kažkaip asocijuojasi su kalėdomis. Puošnus tokie auskariukai. Ir toliau turime rankinę. Tam pačiam puslapyje rankinę delninę. Dabar turiu surasti. Ai! Tiek visko pas mane čia pridėta, kad viskas krenta, tuoj surasiu. Štai, vėlgi, blizgučių mėgėjams. Tai yra šventinė delninė, skirta pasipuošimui, jau žinoma, į kažkokį tai vakarėlį, kalėdinį, naujametinį ar kokį kitokį. Ja galima neštis tiesiog rankoje, žinoma, bet jinai turi viduje, užsisega gražių tokių aukso spalvos užtrauktukų, turi ir grandinėlę, kuri atrodo štai šitaip. Na, tokia kaip auksinė grandinė, bet viršui peties dalis yra su odos imitacija. Toks dirželis, kad nespaustų pačio peties. Ir čia iš abiejų pusių su karabinais užsisega. Tuoj užseksime. Ir tokia vat pakankamai ilga ta rankena yra. Ir galima ir taip nešioti. Na, tai yra jau toks labai šventinis tikrai variantas, šventinės delninės. Aš manau, tikrai rasčiau, kur tokia užsidėti. Ypatingai dar, kai buvau jaunesnė ir daugiau vakarėlių lankiau. Tai jos kaina yra 22,99, gal čia padėsim. Toliau, sekantis 2 puslapiai yra skirti Seren papuošalų linijai ir tai yra, šie papuošalai yra tokie jau truputėlį prabangesni. Ta prasme savo kokybės ir medžiagų, iš ko jie yra pagaminti, jos yra paauksuotos 18 karatų auksu, tiek apyrankės, tiek, visi papuošalai ir su pusbrangiais akmenimis. Ir į kolekciją sudaro 3 apyrankės, 3 kaklo pakabukai ir auskarai. Dabar apyrankės, man labiausiai patiko apyrankės iš šitų. Viskas ateina va tokioj Seren gražioj dėžutėj ir dar tada viduj supakuota į maišelį. Ir dar būna kortelė, kur parašyta, ką tas akmuo, kokias savybės turi. Čia dabar iškritusi kažkur. Na, bet žodžiu, iš to maišelio mes ištraukim ir pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo pati apyrankė. Ši yra su labradoritu, kuris reiškia išmintį ir tiesą. Taip pat turim su ametistu ir su rožiniu kvarcu. Apyrankės nuostabios, man tas smulkutės tokios, nes anksčiau buvo šios kolekcijos su tokiais stambiais akmenim ir ant rankos nelabai patogiai nešiodavas palyginus, o šitos labai labai smulkutės, labai gražios, labai elegantiškos. Patinka man jų tas reguliavimas. Va čia, matot, per tą burbuliuką tempėsi ir jinai yra ne ant medžiaginio, ne ant guminio šniurelio, o toksai kaip, metalinis. Patinka man jos, kad daug mažesnis pasidaro dydis. Gal parašyta kažkur 16 cm mažiausias. Tai vat būtent mano rankai, mano riešui, nes anksčiau būdavo per didelės, man ankstesnės, kai būna 18 cm, man truputėlį jau negražiai kabo. Na tai nuostabios apyrankės ir vienos tokios apyrankės kaina 19,99, vėlgi labai labai būtų graži tikrai dovana ir tokia pakankamai prasminga, jeigu pagalvojam apie tai, koks akmuo tiktų konkrečiam žmogui. Ir toliau turime
kaklo papuošalus ir auskariukus. Tai štai auskariukus parodysiu su kuo čia rožiniu kvarcu. Čia šitie bus. Vėlgi supakuoti lygiai taip pat. Pažiūrėkit, mažučiai tokie. Ir vat viduj tas akmenėlis. O gal čia labradoritas? Lyg ir turi rožinumą, žodžiu. Atsisega va štai taip. Ir čikt užsispaudžia, toksai mažas tas žiedelis ir va tokie smulkučiai, elegantiški auskariukai. Jų kaina yra 19,99. Ir tuoj pabandysiu surasti šitą kaip ją grandinėlę, pakabutį, va radau. Aha, ir čia aš radau. Čia bus labradoritas turbūt, toks tamsus pilkas. Kadangi tai yra natūralūs akmenys, jie visi yra skirtingų atspalvių. Reikia turėti tai omeny, kad netgi vienas auskariukas nuo kito gali skirtis truputėlį, nes jie, tai yra natūralus akmuo ir jisai viduj turi tekstūrą netgi tokią, vat pasižiūrėkit. Matot? Tai kaklo papuošalas atrodo taip. Tokia plona, aukso spalvos paauksuota grandinėlė, matot, galima reguliuoti ilgį per pakankamai didelį 8 ar 9 cm. Na ir plonytė grandinėlė ir va tokios netaisyklingos formos truputėlį, toksai medalionas pakabukas su tuo akmeniu. Gal dar vieną kokį parodysiu, jeigu pavyks rasti. Aha, auskariukai čia yra su ametistu. Va kokie gražus. Labai faini papuošalai ir labai tikrai gražiai dovanojasi, tikrai ir supakuoti gražiai, super. Tai kaklo papuošalo kaina 24,99. Tokie jau prabangesni. Toliau, sekančiam puslapyje turime 2 delnines, vėlgi labai blizgias tokias. Štai čia už manęs jos yra 2. Viena yra aukso spalvos, o kita yra rožinė. Juodai rožinė ir jos užsisega užtrauktuku, čia viduj yra viena tokiam kišenytė neužsegama, bet iš esmės nieko nėra, čia katalogas dėtas, tai telpa katalogas, užsisega ir jinai taip ant rankos nešiojama, užsidedame ant rankos ir galim čia pasiimti, ar galim ir nelaikyti, kaip mums patogiau. Ir vėlgi grinai pasipuošimui, kažkur tai į vakarėlį keliaujant, bet pakankamai talpi, kaip mato, dydis toks nemažas yra. Ir tokios dvi blizgios skirtingos spalvos po 14,99. Toliau turime apačioje puslapio raktų pakabutį. Vėlgi galima arba kažkam prie dovanos pridėti. Tai yra toksai labai paprastas, mano nuomonė, nėra labai patvarus. Raktų pakabukas su žvaigždėmis. Fainas tas užsegimas, toksai funkcionalus, nereikia nagų laužytis, kad užsegt. Ir tada čia tokia metalinė žvaigždė ir kabo tokios 2 žvaigždės, bet jos tokios, kaip čia paaiškinti, kaip medžiaginės. Poliuretanas, cinkas, geležis. Poliuretanas. Minkštos tokios, ar ne? Ir man atrodo, kad jos gan greitai turėtų nusidėvėti, bet čia mano asmeninė nuomonė. Bet šiaip atrodo visai taip mergaitiškai mielai. 8,99. Toliau. Kitam puslapyje 203 turime šalį. Blizgus, vėlgi šalis pasipuošimui. Va, koks blizgutis. Va. Oho, kaip blizga. Su kutais. 1,80 m ant 26 neištemptas. Štai, neištemptas, bet jisai yra toksai tamprios medžiagos, toksai. Tai parodysiu, ant pečių užsidėjus, jį galima taip pratempti, ar ne, ir tada būtų plotis 60 cm, viskozė, metalo pluoštas, poliesteris, elastanas, labai toksai grinai, pasipuošimui šalikas, ar ne, o, tai blizga. Kaina 17,99 prie vakarinės suknelės. Toliau,
Sekantis puslapis 204 ir čia mes turime papuošalų dėžutę naujieną, tai yra Lestari papuošalų dėžutė 10-10 ant 5,5 cm, 10-10 5,5. Tokia odos imitacija, persikinės spalvos, užrašas beautiful. Fainai jinai yra tuo, kad jinai yra labai tvirta, nesusispaus niekaip. Tai yra papuošalai, kuriuos čia įdėsite, yra labai gerai apsaugoti. Atsisega gražiai užtrauktuku ir viduje mes turime tokį čia, minkštą paviršių. Ir čia vat yra skyreliai, į kuriuos laisvai galima įmesti kažkokį tai papuošalą ir čia įsmeigti, pavyzdžiui, žiedus ar auskarus irgi galima dėti. Minusas yra tas, kad jinai nėra žiauriai talpi, jeigu turit daug papuošalų, tai nėra pati patogiausia, bet jeigu turite keletą, arba galite nusipirkti kelias dėžutes, tai tikrai labai saugiai jie čia gulės ir nesitrins, nesidaužys ir nepasimes. Kaina tokios dėžutės yra 21,99. Vėlgi visai nebloga dovana būtų kokiai nors, pavyzdžiui, merginai susidėti savo papuošaliukams. Toliau. Taip. Puslapis 206. Naujovių tiek daug, kad ojojoj. Žiedų rinkinys. Hope rinkinyje yra 3 žiedai 6 dydžio, 2 žiedai 7 dydžio ir 2 žiedai 8 dydžio. Šiaip šitie gražus yra žiedai, labai man patiko. Štai toks, pabandysiu susidėti, ne? Patinka, 6 dydžio turbūt. Paprastas toks kaip vestuvinis žiedas. Toliau, čia vat tokia akute jau biški didesnis. Toliau, toks visas, kaip čia pasakyti, vingiuotas. Tada toksai vat su žvaigždutėm kokiom tai. Vienas su blizgia akute, šitas jau bus didžiausio dydžio, man net ir ant šito piršto didokas. Ir vienas toksai spirale susuktas, vėlgi va. Tai čia mano vestuvinis šitas žiedas nesiskaito ir vat tokie vat žiedai įeina į šį rinkinį. Šiaip tokie faini, įdomus. Biškai primena man tokį Game of Thrones, jeigu atsimenat tokį seną, jau dabar seną serialą, tokį stilių, tokie truputėlį kažkokių karališkų motyvų tokie turintis ir kaina 8,99. Toliau, kitam puslapyje yra tokie mažučiai papuošaliukai, auskarai, apyrankės ir kaklo papuošalai. Tai auskarų rinkinukas yra štai čia. Tai yra begalybės simbolio tokie vat auskariukai. Rožinio, aukso, sidabro ir aukso spalvos. Ir matot, šitie sidabriniai dar turi tokius, blizgučius vidui. Ir toks rinkinukas kainuoja 6,99, pagaminta iš cinko, stiklo, nerūdijančio plieno ir aliuminio. Ir tada turim grandinėlės, pakabukus, kitaip tariant, ir apyrankės. Tai va čia ištraukiau apyrankę su vėlgi tais pačiais begalybės tokiais pakabukais ir jie yra, apyrankės yra rožinio, aukso ir sidabro spalvų, tai čia yra aukso spalva ir lygiai taip pat kaklo pakabukai irgi, apyrankės dydis yra 18,5 plus dar galima pridėti 2,5, tai vat man jau bus jinai per plati, tie 18,5 man būtų truputėlį per daug, kas turi platesnį riešą, truputėlį, na taip, kabės tas pakabutis. Ir apyrankių kaina yra 5,99 ir dabar kur surasti kaklo papuošalas. Ne, čia irgi apyrankė. Nu, vat, kad jau atidariau, apyrankė rožinio aukso. Atleiskit, kad viskas taip chaotiškai čia vyksta pas mane šiandieną. Ir apyrankė, vėl atidariau apyrankę sidabro. Nes turiu visų spalvų. Nu gerai, tai kas čia dar liko neatidaryta.
Nu va, ir tada parodau būtent tą kaklo papuošalą, tai principas tas pats, tas pats begalybės simbolis, tiesiog, matot, va čia va yra užklijuotas visas tas ilgis apačios grandinėlės, jos ilgis yra 42, nereguliuojamas, neparašyta, ne, yra reguliavimas, tiesiog neparašyta. Ir vėlgi tų 3 spalvų po 6,99. Toliau puslapyje 209 turime labai gražų laikrodį, vėlgi pasipuošti šventėms, bet jis tai man toksai labai klasikinis ir labai tinkamas į darbą, man taip atrodo. Štai tokios spalvos, jis vadinasi Harlow. Apyrankė reguliuojama nuo 17 iki 21 cm, baterija keičiama, pagamintas iš nerūdijančio plieno, cinko lydinio, stiklo ir žalvario. Nu, atrodo man tai tikrai įspūdingai ir labai labai gražiai. Pabandysiu atidaryti, kad matytumėt viską. Štai tokia yra apyrankė metalinė, tokia, matot, pusiau tokia lanksti. Užsegimas, na, tas toks įprastas. Ciferblatas labai klasikinis. Labai labai klasikinis, nieko ne per daug neprikišta. Skaičiukų, matot, nėra, yra tik tai, nu, tokios rodiklytės. Mano nuomonė labai atrodo elegantiškai ir labai tokia, nu, klasika. Tikrai toksai klasikinis laikrodis. Ir jo kaina yra 37,99, tai tikrai, na, neprašausit kažkam padovanoja ar patys savo nusipirkę, kas, nu, vat, tokią klasiką labiau mėgsta. Be kažkokių tai įspūdingų ten pagražinimų, ar ne? Dar sugrįšiu puslapiu atgal, nes pamiršau parodyti naują kosmetinę Hope. Jinai katalogė atrodo man ne taip gražiai, kaip jinai atrodo gyvai. Jinai yra vat tokios stačiakampio formos ir matot, kaip gražiai blizga. Pagaminta iš poliuretano ir poliesterio. Nu, tokia kaip neperšlampamos tokios medžiagos, bet patinka man ta spalva, jinai pakankamai talpi, matot, ten viduje yra tokia mažytė kišenėlė, pakankamai talpi, pakankamai patogi, užsegimas taip, ir dar turi tokią rankenėlę, ar pakabinti galima kažkur, ar ne. Kaina yra 13,99, nebrangi, faina kosmetinė. Gražios, fainos tokios spalvos. Toliau verčiu į priekį ir paskubėti man reikia. Turiu parodyti taip šviestuvą Gemstone. Šviestuvas labai įdomus. Nu ką aš čia parodysiu, ne visai parodysiu, tik taip dėžutė iš esmės. Štai taip atrodo pats šviestuvas, ten viduje yra lemputė, kuri šviečia ir apšviečia viršuje sudėtas į stiklinę pakuotę, stiklinį tokį, ne pakuotę, o, na, šitą sudėtas akmenėlius. Va, taip atrodo pats šviestuvas, va čia šviečia, ar ne, čia va yra įjungimas jo, per USB įsijungia, laidas, neparašyta kokio ilgio, bet atrodo pakankamai ilgas, kai suviniotas. Tada turime stiklinę tą, na, pačią, matote, burbulinį popierių sudėtą. Va. Ir čia susidedam tuos rožinio kvarco akmenėlius, nes ten yra rožinis ir baltasis kvarcas. Jie yra tenai dar giliau apačioje, tai aš dabar gal ir netrauksiu jų iš tenai, gražiai sudėsiu. Ir padėsiu va štai čia už nugaros, kad gražiai atrodytų. Tai šviestuvo kaina yra 29,99 ir tikrai kuria tokią fainą, labai raminančią nuotaiką. Toliau turime plaukų garbanojimo rinkinį, va štai tokį, bet aš jo parodyti neturiu, čia reikia ilgaplaukių labai, kad jau su tokiu garbanoti, turi būti tikrai pakankamai ilgi plaukai. Ir toliau turime keletą rinkinių, keletą rinkinių tokių spa tipo arba gerai savijautai. Tai pradėsim, gerai, pasiimsiu aš juos čia savo arčiau, kad gerai matytųsi ir pradėkime. Taip, pirmasis rinkinys, traukiu iš eilės, pasižiūrėsim. Aha, veido priežiūrai rinkinys, kurį sudaro šepetėlis veidui, labai įdomus. Žiūrėkit, turime mentelę, čia kaukiai tepti kažkokiai, ir turime prausimui silikoninį tokį, vat,
šipetuką. Čia smulkioms zonoms, čia va toksai masažavimui ir prausimui, ar ne? Toliau rinkinyje yra galvos juosta, tokia minkšta. Na, mes užsidedam, užsisegam, kad plaukai nekristų į veidą. Pakankamai maloni tokia. Ir turime paskutinis gaminys, trečias, viduje, tai yra guaša masažinis akmenėlis iš, reiktų paskaityti, baltojo kvarco gal? Jo, baltojo kvarco akmens masažinis, vat, toksai prietaisas, kuriuo mes masažuojame veidą. Ir tokiu būdu skatinam, pagerinam kraujotaką, limfotaką ir elastingumą, odos stangrumą ir taip toliau. Ir žinoma, atsipalaiduojame. Tai tokio rinkinio kaina, viskas supakuota iš tai tokią dėžutę, yra, tuoj pasakysiu, nes užsiverčiau, taip, 20,99. Toliau sekantis bus štai toks rinkinys. Ir čia yra 2 gaminiai. Tai pirmasis, tai yra plaukų, atrodo kaip lankelis, bet čia ne dėl grožio. Jis irgi skirtas plaukams susikelti ir patraukti nuo veido. Nors ką žinau, gal kažkas ir dėl grožio nori ieškoti, tai nešioti, ar ne? Ir daugkartinio naudojimo tokie diskeliai skirti veidui prausti. Prausti, makiažui valyti ar tiesiog prausikliu prausti medžiaginiai. Taip, kempinėlių tų skersmuo yra 9 cm, poliesteris pagaminta iš poliesterio, dar kažko ne visai skaitau. Ir kaina 15,99, toksai rinkinys makiažo valymui ir veido prausimui. Na, žodžiu, kitaip tariant, priežiūrai savęs. Toliau sekantis rinkinys, vėlgi, gražios tos dėžutės, ar ne? Tokios apgalvota labai gražiai. Ir šiame rinkinyje mes turime plaukams, rinkinys plaukams, ne tik plaukams, bet toksai, vėlgi, savęs priežiūrai, tai turime šepetį plaukų tokį, pasišukuosiu, kaip tik, kad gražiau atrodyčiau, tokį, įdomus toksai, su tokiais spigliukais, kurie pakankamai masažuoja galvos odą. Tada turime plaukų gumytę labai milžiniška, skirta irgi, kas turi normalią jau tokią uodegą, nes, jeigu ten keli plaukai, tai, jinai išslys tiesiog, nes jinai labai didžiulė tokia. Ir turime pagalvėlės paakiams, skirtas taip kaip kaukę naudoti, kaip prieš tai kalbėjau apie kitą silikoninę ten veido kaukę, tai dabar apie šitus, tai yra pasitepam paakių kremu ir užsidedam, ar kažkokią tai ten kaukę, užsidedam ir laikom. Šiuo atveju man asmeniškai šitos nepatinka. Nes jos yra milžiniškos, jos taip nesilaikys, reikia tada gulėti, bet irgi nuo veido čiuožia. Nėra tai mano favoritas. Ir aš tokių pati asmeniškai nepirkčiau. Ne viskasgi turi patikti, ar ne? Kiekvienas turi savo skonius. Bet tokio rinkinio kaina, jeigu ką domina, yra 14,99. Ir paskutinis gaminys šitam puslapyje yra toksai labai įdomus gaminys. Tai yra vėsinamasis maišelis, skirtas pavargusiems, pavyzdžiui, raumenims atpalaiduoti, ypatingai po sporto. Žiūrėkit, mes čia turim tokį minkštą paviršių, tai pasiemam, o čia turim tokius kažkokio tai gelio pripildytus kamoliukus ir mes jį įdedam į šaldytuvą, atšaldam ir tada skaudamus raumenis. Oi, kaip malonu. Užsidedam ir kažkur palaikom, atpalaiduojam. Tiem, kas sportuoja daug ir būna tas toksai raumenų skausmas po sporto, tai yra labai labai gera priemonė. Toks maišelis kainuoja 8,99. Toliau sekančiam puslapyje iš naujovių mes turime dovanų rinkinį.
Kvapo Far Away aromato rinkinys, kurį sudaro žvakė ir tai parodysiu. Žvakė. Štai. Kaip skaniai kvepia. Taip, 70 gramų žvakė deganti iki 22,5 valandų. Ir namų kvapiklis. Štai toks. Ir žinoma, lazdelės ten dar viduje yra, kurios susideda. Iki 8 savaičių, 80 ml. Kvepia iki 8 savaičių. Ir toks namų kvepinimo rinkinukas, kaina 20,99. Far Away aromato. Frezija, jazminas, vanilinis muskusas. Taip, tada čia yra dar vienas kvapiųjų tokių kvapų rinkinys, bet aš jo dabar čia neturiu ir jau nebeieškosiu, nes žinokit, nieko nespėsiu parodyti. Ir toliau žiūrim sekančius gaminius. Taip, tuoj atsieksiu. Taip, tai turime tokius gaminius namų puošybai. Pirmiausia, tai yra... Nuo šito pradėkime. Vardo kortelių laikikliai arba nuotraukoms galima irgi laikyti. Tai yra tokios žvaigždutės. Tai parodysiu. Štai, pakuota viskas. Viskas saugiai, gražiai supakuota. Va štai tokios žvaigždutės. Jos pagamintos iš medžio. Jo, sakau, taip ir norėjau sakyti, kad iš medžio. Nudažytos ir va čia įsideda tiesiog vardo kortelę arba ta pati nuotrauka kažkokia, tai pasistato ant stalo ar kažkur, kad ir čia, ir mes tą kortelę ar nuotrauką matom. Rinkinyje yra 4 vienetai. Rinkinukas supakuotas į dėžutę. Va štai tokia dėžutė, irgi graži. Ir kaina yra 10,99. Čia grinai kalėdiniai namų puošybai. Toliau sekantis rinkinys. Ne, čia gal dar šitas. Šitas. Sekantis ne rinkinys, o gaminys. Tai yra tokia, vėlgi, puošybai, namų puošybai skirta toks įdomus labai pakabukas. Labai įdomus gaminys, originalus, aš tokio nemačiau dar niekur, tiesą pasakius. Tai yra tokia ilga grandinė su akmenėliais. Tie akmenėliai yra ne bet kokie, tai yra vėlgi pusbrangiai akmenys. Ir čia yra mėnulio akmuo, ametistas, mėlynasis kianitas ir avantiūrinas. Tai reiškia, kad kas domisi tais kristalais ir tais akmenimis, žino, kad jie turi tam tikras reikšmės ir tam tikrą poveikį mums. Ir va čia bus. Va. Bandau kažkaip parodyti, biškį sudėtingai. Čia viskas taip makaluojasi. Va. Matot, skirtingi tie žalesis avantiūrinas, ametistas. Tai galima kažkur tai, nežinau, kabinti šiaip ant sienos ar ant kažkur tai, kaip jūs sugalvojat, bet galima kabinti ir ant eglutės. Aš taip pagalvojau ir atrodytų labai, manau, įdomiai. Tai girlianda, vadinasi, girlianda su kristalais Chakra Mood, pagaminta iš aliuminio ir pusbrangių akmenų. 1,5 metro ilgio, 16,99. Toliau dar vienas gaminys, tai yra lipdukai ant langų. Aš taip, kai pasižiūri, tai atrodo, nei šis, nei tas. Nes, tiesiog nelabai čia matosi kažkas. Bet turim va čia paveikslėlį, kaip atrodo užklijuota ant lango. Tai vėlgi toksai šventinė kalėdinė nuotaika kuriantis gaminys. Rinkinyje tai yra 3 lipdukų rinkinys, dydžio 29 ant 21 cm ir kainuoja 6,99 namams puošti. Verčiam toliau ir turime pižamą. Tuoj pakelsiu ją. Pačioje štai čia. Taip. Pižama yra iš 97% poliesterio, 3% elastano. Jinai turi tokią nežinau kaip pavadinti, tokį jausmą,
palietus, ar ne? Tokia plonytė, laisvai krentanti medžiaga. Na ir matot, satino. Ir matom, kaip atrodo ant modelio tas raštas, toks su žvaigždėm. Tai vat, rodau jums, kaip atrodo tai gyvai. Kelnes tokios laisvos, plačios ir apačia irgi plati. Ir marškiniai. Marškiniai viršuje su apykakle, su paprastom tokiom vat sagutėm. Irgi rankovės laisvos, be jokių, tokios plačios pakankamai. Tai tokia puošni pižama kalėdiniam laikui, va taip, tokia minkštutė, matot, plonytė. Kaina jos yra 39,99, nes net ir lovoje ir namuose reikia atrodyti gražiai visada. Na, kitam puslapį 217 turim liemenėlę, naują spalvą liemenėlės, labai tokia braletė, va, kaip vadinasi jinai, tokia gundanti truputėlį jau pasipuošimui irgi. Liemenėlė atrodo štai šitaip juoda su baltom rožėm, su baltom gėlėm, plačios petnešėlės, jokių užsegimų, gale plati, tuoj parodau, plati juosta, atrodo tikrai, taip gražiai, gundančiai, elegantiškai, ne? Ir yra rausva, yra fuksijų spalvos, anksčiau aš esu jas rodžiusi, man atrodo, na ir va šita naujiena juoda, bet man patinka, kad tos baltos gėlės pilkos taip gražiai išsiskiria. Be lankelių jinai yra, tiesa, va čia vat yra paminkštinimas ar pakietinimas, nežinau kaip jį pavadinti, viduje įdėtas toksai. Ir dydžiai yra 4, S, M, L, XL ir čia aš turiu ir maskatuoju dydį M berods. Tuoj pasižiūrėsim. Yes, M dydis. Tai va, ir jos kaina yra 26,99. Toliau sekančiam puslapyje turim kitą pižamą. Aš šitą rodžiau jums praeitą kartą ir dabar galvoju liemenėlę. Ar rodžiau, ar nerodžiau? Turbūt nerodžiau. Tuoj parodysiu. Palaukit sekundėlę. Štai grįžau su dar viena liemenėle. Ši yra tokia sportinio tipo. Jinai vadinasi The One Bra. Be metalinių lankelių, lengva nuimti. Užsimaunama jinai yra per viršų. Taip. Kaip maikutė, ar ne? Nėra užsegimų jokių, yra plačios reguliuojamos petnešėlės, štai, taip ir rodau. Patogiai išprofiliuoti kaušeliai su išimamais paminkštinimais, taip, šitie paminkštinimai išsiema čia, per kraštelį yra skylutė, galima išimti. Ir jinai yra tokia tampri, sportinio tipo ir asmeniškai man tai yra ypatingai patogi, nes aš pati turiu iš ankstesnių serijų baltą, man atrodo, ar tai juoda, neatsimenu kokia čia dabar. Tai štai yra tokia fuksijų, čia rašo fuksijų spalvos, ar purpurinė. Purpurinė štai tokia liemenėlė, jinai yra beprotiškai patogi, priglunda kaip antra oda, nieko, ta prasme nesijaučia jokio spaudimo, nieko. Labai man jinai patinka, ypatingai, tokiam kasdieniam nešiojimui, žinote. Pagaminta iš 70% nailono, 23% poliesteris bei 7% elastano. Kaina 24,99, yra juoda, balta, kūno spalvos, pilka ir dabar šitą naujieną purpurinę. Ir galima pirkti 2, tuomet kainuos 2 už 34,90. Toliau. Kalėdinės naujienos, labai fainos. Greitai vėlgi susirandu čia pačioje. Gerai. Kadangi viskas čia pas mane sudėta taip nepatogiai. Kai tiek daug, žinote, kai tiek daug visų gaminių, tai tiesiog sunku labai gražiai ir susidėti. Taip,
Turime kalėdinės drabužius tokius, ar ne? Turime moterišką kojinių rinkinį ir pradėkime nuo kojinių. Moteriškas rinkinys 6,99 ir atrodo štai taip. Vienas tokios žalios su žvaigždutėm, o kitas žiauriai fainas, raudonas juostuotas su, neatsimenu kaip vadinasi šita gėlė, žieminė, bet su tokiam gėlytėm ir dvi poros, 98% poliesteris, 2% elastanas, tinka 36,5-40,5 dydžiams, ilgis 22 cm. Dvi poros kojinių 6,99. Vyriškų kojinių rinkinys, tai yra 3 jau dabar poros ir turim raudonas tokias ryškes su žalia juostele. Tada lygiai tokias kaip moteriškas, taip vyriškas. Tai ne visai tokias pačias, bet panašias. Ir su kalėdiniais žaisliukais. Labai smagios, yra žmonės, kurie mėgsta tas tokias kalėdinės, kaip aš mėgstu visai tokius teminius drabužius, to švenčių laikotarpiu nešioti. Tai tikrai labai man patinka ir gražiai atrodo. Tai vyriškų kojinių rinkinys tinka dydžiams nuo 41 iki 45, kainuoja 9,99. Ir toliau pereinam prie kalėdinių pižamų. Kalėdinės pižamos visai šeimai, vaikams, vyrams ir moteriams. Ir aš parodysiu jums. Čia yra moteriška turbūt. Taip. Manau, kad taip. Moteriška pižama. Raudonos ir žalios spalvų 100% medvilnė, kas labai yra nuostabu. Taip, žalia spalva ir pažiūrėkit, koks fainas raštas. Žiauriai man graži šitą maikė. Palaidinė, gal reiktų sakyti lietuviškai. Su tais tokiais saldainiukais ir labai gražiai kalėdiškai atrodo. Ir kelnės labai įdomios. Labai įdomaus rašto. Štai tokios ryškios. Oi, kokios ryškios. Visko čia yra. Ir kalėdinių žaisliukų, ir saldainių, ir vainikų, ir gėlių, ir dryžuotas. Viršuje yra sutrauktas su guma, apačioj yra irgi tokia tampri guma. Pižamos nuostabios tuo, kad medvilninės, patogios, puikiai skalbiasi, šiltos, ilgos rankovės, tikrai šiltos pižamos. Ir kas mėgsta tas kalėdinės tokias fotosesijas šeimos daryti, tai visai šeimai turim variantus ir moteriška, čia buvo moteriška, jums rodžiau, 35,99, bet yra ir vyriška už 35,99 ir vaikiškos. Vaikiškos priklausomai nuo dydžių kainuoja 25,99 arba 27,99 ir šiemet turi įvairių dydžio vonas. Atsiprašau, nuo 3 iki 14 metų vaikams. Čia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, pigesnė truputėlį ir 9, 10, 11, 12, 13, 14 metų vaikams. Žodžiu, kad visa šeima gali pasipuošti tokiom fainom medvilniniam pižamom. Toliau sekančiam puslapyje turime dar vieną moterišką pižamą iš satino. Atlaso. Glotnaus atlaso pižama atrodo madingai, bet to yra itin patogi, mėlynos ir žalios spalvų. Atrodo taip, raštas toks gaivus ir kirpimas tas pats, kaip rodžiau praeitąją tokią pižamą. Viršui guma, pakankamai tampri ir labai laisva, labai lengvai krentanti, plačios kelnės. Ir viršuje marškiniai su apykakle. Čia sunku gražiai parodyti. Marškiniai su apykakle ir mėlynom sagutėm. Gražus man šitas raštas, rankovės plačios. Dydžiai SMLXL, 95% poliesteris, 5% elastanas. Čia irgi tokia pižama jau puošnesnė pasipuošimui, 39,99. 223 puslapyje turime laisvalaikio kostiumą. Minkštutėlį, fainutėlį. Čia yra mano žiemos favoritas. Nepaisant jo kainos, jis nėra pats labai pigus, kaip žinot, ten treningas už 10 eurų, pavyzdžiui. Bet
tai yra neišpasakyto minkštumo. Neišpasakyto minkštumo tiesiog. Toks minkštutis, toks mielas kostiumas. Iš poliesterio, kurį aš nešioju kiekvieną žiemą, kai būna tos pačios šalčiausios dienos, jau ten minusas geras lauke, ir ar tai kažkur tai išeiti reikia, kur ne tai, kad į mašiną ir į prekybos centrą, bet aš kalbu lauke, su vaikais pačiuožinėt nuo kalniuko, pastumdyti vežimėlį, ar ten šiaip pasivaikščiot, ilgiau pabūt lauke. Jis yra tokio šiltumo, aš turiu iš ankstesnių metų tokį pilkos spalvos, man atrodo. Jie yra šitie kostiumėliai, beprotiškai šilti ir tokie jaukus, tiesiog nežinau nei ką daugiau be pasakyti. Ir toks fainas raštas, tamsiai mėlynos spalvos, yra kelnes, apačioj truputėlį parauktos ir yra viršui užrišama su, čia yra guma tokia ir raištelis, užsiriša dar priekyje raištelis. Ir megztukas arba tas viršutinė dalis, tokiu apvaliu kaklu, rankovės paprastos, toksai, nežinau, kiek čia jau matosi, bet, sakau, labai, labai malonus, labai minkšti ir labai, labai šilti kostiumai. Kaina 39,99, vėlgi yra dydžiai S, M, L ir XL, tai šitą rekomenduoju visiškai, nebejotinai, nes tikrai labai, labai fainas. Kitas gaminys pagamintas iš tokios pačios malonios medžiagos, tai yra suknelė, laisvalaikio suknelė, namų tokia. Šiltutė. Čia grinai, kas mėgsta šilumą, tokios meškutės. Meškutė suknelė tokia, vėlgi minkšta. Šita netgi yra storesnė negu tas kostiumas. Su kapišonu. Čia dekoratyviniai tokie raišteliai su blizgučiais gražus. Ir jinai yra pakankamai trumpa, tokia mini suknelė. Štai pasižiūrėkit ant modelio. Ir turi tokią kengūros tipo kišenę. Laisvalaikiui. Labai maloni tikrai tom šaltoms dienoms. Pavyzdžiui, kad ir filmus žiūrėti namuose susisukus savo ant sofos. Labai, labai fainas irgi pasirinkimas. Ir jos kaina yra 35,99. Ir šalia yra šlepetės. Šlepetės pilkos spalvos, nieko daugiau neparašyta. Dydžiai yra S, M ir L. Štai aš turiu čia M dydį. Pažiūrėkit, kokios jos yra gražios ir kaip gražiai blizga. Čia yra toksai kaip nekaspino, nežinau, mazgo toks motyvas. Atviri pirštai, tai nekaista kojas ir labai, labai gražiai blizga. Apačioj yra guminis padas, neslystantis. Tai geros tokia pakankamai kietas tas padas, geros kokybės šlepetės, kaina 17,99. Nemaža šiaip, bet kokybė jų tikrai, matosi, kad šitos tikrai yra pakankamai tokios standžios ir geros. Toliau puslapyje 225 mes turime pižamas. Pižamas vaikams ir mamai. Tai parodžiusiu jums tą mamos pižamą. Čia vėlgi bus 100% medvilnė, jeigu neklystu. Taip, Night Sky vadinasi šita pižama. Ir taip ir atrodo labai graži. Night Sky tai tokie žvaigždės, mėnuliukai, debesėliai. Viršui kelnės yra su guma, kuri yra labai netampri. Apačioj irgi surauktos, bet netamprios. Štai taip atrodo. Ir palaidinė ilgomis rankovėmis, kaip ir prieš tai rodytos. Tai šilta žiemai su paprastu tokiu laivelio tipo iškirptu kaklu. Ir sakyčiau, kad gan tokia jinai atrodo biškai peršviečiama, bet nėra labai plona. Man kai ta ryški šviesa, tai atrodo lyg truputėlį peršviečiama, bet nėra plona pižama. Turėtų būti pakankamai šilta. Kaina jos yra 35,99. Standartinė Avon pižamos kaina. Labai vėlgi tokia
kaip čia pasakyti, praktiška dovana gali būti kažkam arba praktiška dovana sau, nes tikrai jos laiko ilgai, patogios, nenusiskalbia, kaip aš sakiau, nepraranda savo spalvos, tiesiog pižamos aukščiausios kokybės. Ir yra dar vaikiška su trumpom rankovėm ir tokiu debesėliu. Aš ją iš tikrųjų tai turiu, nes aš nupirkau savo vaikui, bet kaip tik dabar jinai guli ten lovai kažkur, tai jau nenešiu ir nerodysiu, bet esmė tame, kad vėlgi yra vaikams nuo 3 iki 10 metų ir kainuoja 25,99. Gerai, dabar toliau rodau 228 puslapyje. Yra viena naujovė, tai yra rankinė, ne visai naujovė, tai yra My Everyday Mini rankinės nauja versija rožinės spalvos. Tai yra tokia mažytė kaip voko tipo rankinukė, bet mane nustebino jos spalva. Aš užsakinėjau, galvojau, tokia neypatinga nieko, tokia, rožinė, tai rožinė, va šviesi kokia tai. Bet kad aš būčiau pagalvojus, kad jinai taip gražiai blizgės. Jūs pažiūrėkit, tokia barbiška, man žiauriai patiko. Tai yra užtrauktukas šone vienas ir tada pati rankinukė su užtrauktuku atsisega ir viduje mes nieko neturim, vienas tas skyrius ir tiek. Ja daug nesutalpinsi, piniginė, raktai, telefonas, pagrindas ar ne. Tokia grinai išėjimui kažkur tai, kur nereikia daug daiktų nešiotis, ar ne. Bet atrodo, ta spalva man labai labai išskirtinė, tokia rožinė, blizgi spalva. Kaina jos yra 19,99. Taigi, kadangi aš čia taip jau ilgai filmavau, tai matot, turiu svečių dabar, nes taip ilgai išėjus mama negali jau būti. Tai pabaigsime paskutinės naujienas video su dar vienu dalyviu. Taip, puslapyje 232 ir 3 mes turime dar daug vyriškų gaminių, kurių aš parodyti gyvai dėja neturiu, bet tai yra gaminiai labai labai tinkami iš tikrųjų dovanoti. Tai pavyzdžiui, turime laikrodį, ar ne? Pažiūrėkit, koks gražus yra laikrodis, ruda odos imitacijos apyrankė, auksinių ciferblatų, toksai klasikinis, už 37,99. Toliau turime piniginę, vyrišką piniginę, ta šviesa atsispindi, nelabai gerai matosi, 12,99, kortelių dėklas 10,99, kosmetinė 19,99, vyriškas šalikas 22,99. Atrodo stilingas toks languotas raštas, 1,60 m × 40. Toliau, sekančiam puslapį turim pižamą vyrišką, smėlinės ir juodos spalvų, 100% medvilnės, 34,99. Mano vyras turėjo tokią pižamą anksčiau, gal turi vis dar reiktų sakyti. Tai labai buvo patenkintas, vėlgi tai yra 100% medvilnės pižama, labai labai patogi, minkštutė. Ir vyriškos šlepetės už 17,99. Tai jeigu ieškote dovanų artimiems vyriškiams, tai atsiverskite šitos puslapius būtinai ir pasižiūrėkite, galbūt ne tik kažkokių tai kvapalų rinkinių rasite įdomių, bet ir šiuose puslapiuose kitokio tipo dovanų. O ir sekančiose puslapiuose yra paskutinės jau naujienos, kurias turiu parodyti iš šio katalogo. Tai yra 234 puslapyje yra kepurės ir šalikas. Tai būtų moteriška kepurė, aš čia turiu susidėjus, bet labai nepatogu pasiekti. Pažiūrėsim, kiek čia man pavyks. Tuoj. Štai. Moteriška kepurė. Kepurė Lestari. Jinai yra akrilinė, šviesiai rudos ir kreminės spalvų. Kadangi akrilas tai nėra, jinai iš tikrųjų ir brangi, 9,99. Žiūrėkit, pabandysiu užsidėti ir pamatysim, kaip atrodo. Ar pavyks man viena ranka, nežinau. Va. Atrodytų. Va štai šitaip ta kepurė. Šiaip visai patogi, kadangi čia susidvigubina ta juosta ant ausies, tai ausims šilta.
Ir prie jos derantis šalikas irgi Lestari, tokių pačių spalvų. Tuoj. Oi. Taip, šalikas 1,80 m ant 25 m, tai yra toksai siauras šalikas. Siauras, bet ilgas, matot, kreminės spalvos ir tik tai pačiam gale yra... Uždaryk duris, ačiū. Kreminės spalvos ir tik tai pačiam gale yra tokios vat juostelės skersai. Paprastas, niekuo nesakyčiau, kad labai išsiskiriantis, bet štai toks šalikėlis. Ir derantis rinkiniai vaikams, kas labai miela, mamytės, kurios mėgsta su vaikais susiderinti savo įvaizdžiais, tai yra rinkinukas kepurės ir pirštinių vaikams. 2 dydžių yra, vaikams 3-6 metų ir 7-10 metų, bet nesu tikra, ar čia tikrai tą amžių taip jau labai atitinka. Ir yra kepurė ir kumštinės pirštinės. Sudėtis vaikiško gaminio yra akrilas 88, 11% poliesteris ir 1% elastanas. Ir vaikiška kepurė atrodo šitaip. Va, mažesnė, tokia pati kaip mamos kepurė, bet su burbulu ir liečiant jinai yra truputėlį atrodo šiltesnė ir storesnė negu kad buvo ta moteriška. Tai čia yra mažesnis dydis, čia vat yra didesnis dydis tos kepurės. Ir yra kumštinės pirštinytės. Vėlgi 2 dydžių. Va taip vat atrodo. Šviesios tokios mažesnės ir didesnės. Tai viename rinkinyje yra kepurė ir pirštinės 15,99. Na ir paskutinė naujovė 235 puslapyje yra toksai rožinis ryškus poliesterio šalikas. Jo dydis yra 1,80 m ant 50 m. Ir net nežinau, kaip dabar vėlgi viena ranka man čia jį parodyti, jis yra va toks. Toks storas, labai storas, labai minkštas, ryškus rožinis, va iš galo yra tokie kutai, matot? Ir jisai yra iš esmės 2 spalvų. Pusė yra jo tokia vat rožinė, o kita pusė tokia labiau bordo. Štai, matosi, ar ne? Matosi. Tuoj. Va. Ir toks jau labai storas. Čia žinot, kai jau apsikutoji tenai, va iki čia iki nosės su to šaliko, kai būna labai šaltos dienos, tai toks gaminys labai praverčia. Jis yra pagamintas, užsivertė man, tuoj pasakysiu, iš poliesterio. Oi, atsiprašau, kas nutiko? Jis yra pagamintas iš poliesterio ir iš esmės yra labai šiltas, labai gerai sušildantis ir tinkamas tiems šalčiausiams žiemos dienoms. Tai va, tokios buvo naujienos lapkričio mėnesio Avon kataloge, jų buvo beprotiškai daug, kaip matėt. Na tikrai, aš čia jau taip apsidėjau tais daiktais ir tais gaminiais ir tokią betvarkę pasidariau aplinkui, nes labai norėjau jums viską pademonstruoti, kad jūs galėtumėt pamatyti ir išsirinkti dovanas savo ir artimiesiems šių ateinančių švenčių maratonui įsibėgėjant. Tai tiek šį kartą ir pasimatysime jau gruodžio mėnesį. Gruodžio mėnesį naujovių bus šiek tiek mažiau, man atrodo, bet vis tiek parodysiu, pasistengsiu parodyti ir apžvelgti, kas naujo, kas įdomaus ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Tai atleiskite už tai, kad video buvo ganėtinai chaotiškas ir paskubomis. Tikiuosi jums vis tiek patiko pamatyti tai, ką galėjau parodyti. Ir iki sekančių kartų, ate.